Šiemet, kaip niekada ilgai vyravę žiemiški orai, džiugino nebent automobilių ralio mėgėjus. Bet pagaliau prasidėjęs pavasaris atnešė ne tik šilto oro bangą, bet ir suteikė pirmąjį šiais metais šansą išbandyti savo jėgas kitų automobilių sporto šakų mėgėjams. Ilgus žiemos mėnesius ruošti automobiliai ir adrenalino ištroškę jų vairuotojai šeštadienį balandžio 20-ąją užplūdo Vilniaus Kaukaro žiedą, kuriame vyko pirmasis šių metų Motul taurės greituminio slalomo varžybų etapas. 1,5 kilometro ilgio trasoje lenktynininkams teko įveikti įdomios konfigūracijos figūras, staigius posūkius ir smagius apsisukimus. Greituminis slalomas derina dviejų skirtingų tipų varžybas – įprastą slalomą ir žiedines lenktynes. Skirtingai nei įprasto slalomo, greituminio slalomo trasa labiau primena žiedinių lenktynių trasą, todėl čia automobiliai išvysto gerokai didesnį greitį, tačiau tai nėra žiedinės lenktynės, nes vairuotojai trasoje vienas kito nelenkia, o tik siekia kiek įmanoma greitesnio apvažiavimo laiko. Žinoma, greituminis slalomas išlaiko pagrindinį šios šakos bruožą, papildomai trasoje suformuotas kliūtis, kurių apvažiavimo greitis labiausiai lemia galutinį rezultatą. Galingų variklių gausmas ir svylančių padangų kvapas paliko neišdildomų įspūdžių daugybei varžybas stebėti susirinkusių žiūrovų, kurie trasoje galėjo išvysti visko, nuo ladų iki lotuso. Nors ne visiems Motul taurės pirmenybėse važiavusiems fortuna buvo vienodai palanki, buvo tokių, kurių automobiliai po varginančio išbandymo namo grįžo su naujais randais, o keletą automobilių negailestingasis Kaukaro žiedas tiesiog pasiglemžė, tačiau didžiajai daliai sportininkų pavyko sėkmingai įveikti šį išbandymą. Varžybų intriga neišblėso iki pat pabaigos, mat tik vakaro pabaigoje paaiškėjo visų tą dieną važiavusių rezultatai. Absoliučiais nugalėtojais bendroje įskaitoje buvo paskelbti Anton Abragimovič, vairavęs BMW 328 ir užėmęs 3 vietą, 2 vietą užėmęs Tomas Sakalauskas su Subaru Impreza ir Remigijus Orvidas triumfavo užėmęs 1 vietą, kurį į pergalę atvedė taip pat Subaru Impreza. Taigi, šį šeštadienį vykusios greituminio slalomo pirmenybės simboliškai pradeda šių metų automobilių sporto sezoną, kuris varžybų dalyviams žada naujus iššūkius, o žiūrovams gausybę kvapą gniaužiančių akimirkų jas stebint. Nepraleidome progos pasiteirauti varžybų dalyvių apie tai, kokie jų įspūdžiai apie renginį vos išlipus iš automobilių. Ar planuoja dalyvauti sekančiame etape ir kokių rezultatų greituminio slalomo pirmenybių pirmajame etape jie tikisi. Vincas Zaleckas. Čia yra Mitsubishi Colt, labai senas modelis, 88 metų. Įdėtas kitas variklis Eclipse 2 litrų. Dabar kol kas arti 147 kW. Ir yra lankai, sėdynės sportinės pagal homologacijas ir reikalavimus. Martynas, Utkinas, nežinau, ką tik varžybose važiavau. Koks jūsų automobilis? Tai dabar teko važiuoti su BMW. Prieš tai turėjau su Golfu važiuoti, bet biškai draugas pagadino. O kokios šiaip nuotaikos? Normaliai, smagu. Taigi važiuojam gerą laisvą laiką praleisti gerai. Smagu, kaip po lenktynių. Jūs jau važiavot? Jo, aš jau važiavau, aš 4 klasėje važiavau. Tai kaip įspūdžiai?
Kaip įspūdžiai, lengvinau mašiną, kaip matot, ir per daug išlengvinau galą, tai labai mėtė. Net vienas žmogus priėjo, sako, pas tai galų varomas koltas, sakau, nu koks galų varomas, sako. Kokio mes rezultato galim tikėtis? Nu mes jeigu ką užaugę čia, jeigu girdėjot nelegalios gonkės, Kaukaro žiedė. Ne, va, organizatorius. Organizatorių, porą žodžių. Esu Lukas Švedas, iš Stakliškių. Automobilis kaip ir standartinis, nieko ypatingo. Buvo iš pradžio atmosferikas 2 litrai, 150 arklių. Po dabar praeitais berods metais pakeičiau variklį, šiuo metu yra turbininis, šiek tiek modifikuotas minimaliai. Tai nežinau, turėtų būti gal apie kokį 260 arklių ar panašiai. Greituminio slalomo pirmenybės organizavo viešoji įstaiga Nelo, kurios atstovų paprašėme savais žodžiais plačiau papasakoti apie šias varžybas, kaip gimė mintis jas surengti, ko Motul taurė išsiskiria iš kitų automobilių sporto renginių, kodėl pasirinktas Kaukaro žiedas ir apie tai, ko žiūrovai bei varžybų dalyviai gali tikėtis ateinančių pirmenybių etapuose. Greituminio slalomo pirmenybės mintis iš tikrųjų, kaip pasakyti, laiptelės po laiptelio kilo jau nuo senų laikų. Iš tikrųjų, aš pats esu dalyvis ir daug dalyvavęs ir daug matęs. Iš tikrųjų, nebūtų taip lengva organizuoti, jeigu iš tos pusės nebūčiau pats dalyvis. Ir dabar kuo skiriasi, tai mes atiduodame visą save, kad tai būtų kiek įmanoma daugiau važiavimų, kiek įmanoma tai būtų prieinama kaina patiems dalyviams, nes tikrai, šiais laikais tikrai yra sunku rasti dalyvių ir dėl to ir bandome kuo mažesnę kainą, kad juos išugdyti, po truputėlį paruošti toms rimtesnėms varžyboms. Nes kaip žinia, mes jau gal 5 metai darome paprastus klasikinius lėtuminius slalomus, dėl to jau ir mūsų dalyviai po truputėlį pereidinėja į greituminius. Kaukaro žiedas iš tikrųjų buvo pasirinktas labai netyčia, nes būtent Vilniuje pietaujant su vienu iš mūsų rėmėjų buvo iškeltas toks netyčia klausimas, o kodėl jūs, sako, taip Vilniaus nemylit, nes pagrindinė mūsų varžybos vyksta visur kitur, tik ne Vilniui. Tai toks klausimas privedė prie labai įdomių iš tikrųjų tokių svarstymų ir pradėjome ieškoti, ar tai kada nors čia apskritai kas nors vyko. Ir paaiškėjo, kad dar 99, jeigu neklystų metais, šitam pačiam žiede vykdavo BMW taurės varžybos ir tikrai būdavo labai įdomios, nes pati trasa yra labai dėkinga automobilių sportui, yra ir saugi, ir žiūrovams tai puikiai vieta stebėjimui, tai dėl to tikrai pasistengėme, kad galėtume čia daryti. Galime sakyti, kad dabar 2. ir 3. etapai vyks Kauno Kačerginės Nemuno žiedo trasoje, jie vyks kartu su Lietuvos greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 2. ir 3. etapais. Tai bus dvigubos varžybos, tai tikrai 2 kart daugiau dalyvių, 2 kart daugiau važiavimų, daug įdomiau. Toliau 4. etapas sugrįš į šią vietą ir tikrai bus, patikėkit manim, labai daug staigmenų, ypač žiūrovams. Aš manau, renginys tikrai pavyko ir tikrai buvo smagu, žiūrovų buvo labai daug, iš tikrųjų labiausiai tai aš noriu padėkoti mūsų rėmėjams, nes be jų, patikėkit manim, tai tikrai neįmanoma. Tai labiausiai mums padėjo oficialus Motul atstovas Lietuvoje, tai yra Alterna, tai aš jiems tikrai skiriu labai didelį ačiū. Ir dar vieną labai didelį ačiū skiriu, tai yra Vilniaus miesto savivaldybei. Tai žmonės tikrai pasistengė, kad mums pavyktų varžybos ir daug įdėjo savo darbo. Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt